apie žūklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys. Carp Zoom – įranga, jaukai ir masalai karpių bei kitų taikių žuvų žūklei. Silikoniniai masalai Fish Up – preciziški, kibūs, puikiai veikia Lietuvos vandenyse. Sveiki gyvi, čia laida apie žūklę. Šiandieną pratęsime didelių žuvų žūklės temą, kurią pradėjome prieš porą savaičių. Dabar trumpai apie tai, ką matysite šį kartą. Šiandien laidoje pratęsime prieš 3 savaitės pradėtą temą. Šiandien toliau kalbėsime apie tai, kaip paprastai, pasitelkus minimalias priemonės ir žinias, sugauti laukinio ežero karpį. Jei pirmoje didelio žiūrovų susidomėjimo sulaukusioje šios istorijos dalyje aptarėme žūklavietės taškus, nuotolius, ežerų tipus, tai šį kartą šnektelsime apie paprasčiausius technikos elementus, kuriuos būtina žinoti startuojančiam žvejui. PVA talpos, klasikinė plauko sistema, masalai ir kitos gudrybės jūsų laukia laidoje apie žūklę, netrukus po reklaminės pertraukos. Vengrijos žūklės meistrų sukurti masalai, jaukai ir jų priedai Carp Zoom – tai puikus pasirinkimas karpių, karšių, linų ir kitų taikių žuvų žūklėje. Mėgėjas ir profesionalas jaukus gali rinktis iš 10 skirtingų serijų, paruoštų feeder šeriklėliai, jauko rutuliams ar ilgalaikiam jaukinimui. Carp Zoom birių jaukų gamoje rasite ne tik įvairiausių kvapų, bet ir skirtingų frakcijų jaukus, nuo ypač smulkių iki granulėmis papildytų jaukų skirtų stambių žuvų žūklei. Kvapnios grūdinės kultūros, taip pat įvairių dydžių ir tvermės, didelę maistinę vertę pasižyminčios kukurūzo, žuvies, medaus, braškės bei kitų kvapų Carp Zoom granulės puikiai tiks ir ilgalaikiam jaukinimui ir jauko praturtinimui, stambio žuvies belaukiant. Karpių medžioklėje Carp Zoom rekomenduoja išbandyti ir pašarinius kukulius, kurių gamoje galima rasti visus populiariausius kvapus bei kukulių dydžius. Carp Zoom pasididžiavimas – tai masalai, kurių pavadinimus galima skaičiuoti dešimtimis, nuo mini boilių feederiui iki didelių kukulių karpiams, nuo masalinių kietų bei minkštų granulių iki kukurūzų išmirkytų įvairiausių kvapų skysčiuose. Naujiena Carp Zoom masalų linijoje – kvapo bei spalvos debesėlį sudarantys kukuliai, kurie vos įmesti į vandenį atiduoda stiprų aromatą ir jį išlaiko labai ilgai, lyg jis būtų ką tik išmirkytas tirštame atraktante. Carp Zoom jaukų, priedų, skysčių ir masalų ieškokite visose Lietuvos žūklės reikmenų parduotuvėse ir internete. Viskas.žvejui.lt. Kągi, sveiki dar kartą, čia laida apie žūklę ir mes tęsime temą apie didelių karpių gaudymą laukiniuose ežeruose. Pirmą dalį, kurioje pasakojame apie ežero žūklavietės jauko pasirinkimą ir kitus esminius dalykus, nesunkiai rasite portale LNK Go bei mūsų profilyje Facebook'e. Šiandien jau pamėginsime šiek tiek įsigilinti į bazines smulkmenas, masalų sistemėlę, taškinį jaukinimą. Taip pat norime priminti, jog šios laidos daugiau orientuotos į pradedantį karpiautoją. Žveją, kuriam tokia žūklė gali pasirodyti labai sudėtinga, tačiau taip iš tikrųjų nėra. Nebūtina turėti tūkstančius kainuojančią įrangą, aksesuarus, tačiau būtina žinoti ir laikytis kertinių karpių žūklės taisyklių, kurios padės sulaukti ne 1, 2, o 5, 6 ar 8 kibimų per pusdienį ar parą, kaip kad mums pavyko gausiai pajaukinus vos keletą kartų kitų žvejų nepresinguojamame ežere. To, kai jaukas jau buvo supiltas į vandenį ir ateina laikas užmesti meškerę, kyla vienas svarbiausių klausimų – kokį masalą rinktis? Jei esate naujokas ir ši dilema sukelia lengvą migreną, štai jums patarimas. Vasarą esant šiltam vandeniui niekada nepralošite naudodami saldų masalą. Tai gali būti klasika tapęs kopeks, vanilės, braškės, kriaušės, medaus ar ananaso skonio boiliai.
Taip pat negalima atmesti žuvies ar vėžiagyvių skonio kukulių, kurie neretai gan neblogai suveikia kombinacijoje su saldžiu masaliuku. Įmantrius kvapus palikite ateičiai, kai pradėsite suprasti, kaip jie veikia bendrame fone su jaukais ir skysčiais, kai ateis laikas apgaudyti netoliese žvejojančius konkurentus. Mes vis dar kalbame apie mažai presinguojamą ežerą, kur karpius gaudančių žvejų yra nedaug, tad kiekvienas į vandenį įkritęs skanus daiktas karpiui iškart tampa labai įdomiu. Dažniausiai žvejodami karpius naudojame 3 meškerykočius ir rekomenduočiau viską daryti labai paprastai, elementariai ir metodiškai. Visų pirma, tai yra saldus braškė, vanilė arba skopeksas ir vieną meškerę panaudoti tam miksui vadinam. Tai reiškia, iš 2 baltyminių kukulių, skirtingų visiškai skonių, miksuoti kažkokį tai vieną masalą, sakykime, braškį su kažkokiu smirduku vadinamu, kaip karpininkai vadina, tai yra žuvies skonio, mėsos skonio, krabo skonio, kažkokiu kitu. Ir taip eksperimentuoti. Karpis dažnai renkasi būtent kažkokį tai miksuotą iš 2 variantų masalą. Ne vieną arba kitą, bet tokį galbūt, kažkoks tai įgimtas smalsumas žuvies, gal dar kažkas tai traukia, būtent paragauti tokį, kokio galbūt net nėra gamtoje, galbūt tokio jis niekada neranda ir niekada nėra matęs, bet jis jį paragauja dėl to, kad tas aromatas, tas kvapas, tas skonis jį labai sudomina. Pradedančiam žvejoti karpių žvejui reikėtų, priminti ir kiekvienas žvejas pats pamato, kad ant dėžutės su baltyminiais kukuliais dažnai būna užrašyta pop-up arba sinking. Tai yra baltyminiai kukuliai, kurie vieni plaukia, o kiti tiesiog skęsta. Kurie skęstantis baltyminiai kukuliai, jie yra naudojami labai paprastai, tiesiog užvėri, užmeti ir jis gulės ant dugno. Bet yra viena problema, daugelį vandens telkinių yra dumblo sluoksnis. Storesnis, plonesnis. Reti vandens telkiniai yra tiesiog labai švarūs, kur dugnas yra smėlėtas. Tokiuose telkiniuose tikrai galima naudoti tokį skęstantį baltyminį kukulį. Beje, karpis nesunkiai ras ir dumble paskendusi baltyminį kukulį, bet to pirminio efekto, tos vyšnios ant torto vadėtos, mes jam nesudarysime. Tik tai baltyminis kukulis, kuris yra išryškintas, kuris yra kažkur tai pateiktas aiškiausiai, ryškiausiai, kur žuvis jį pirmiausiai suranda anksčiau už bet ką kitą pabertą dugne, yra tas, kas gali greičiausiai sudominti karpį ir mes turėsime pirmiausiai kibimą. Kada mes jam suteikiam galimybę, kad jisai dar alkanas atplaukia ir pirmiausiai pamato mūsų masalą, jis turi jį sugriebti. Va tuo atveju yra geriausi plaukiantys kukuliukai, bet vėlgi čia reikia neapsigauti, nes jį reikia pateikti tam tikrame aukšte, ne per aukštai. Jeigu mes pateiksime jį per aukštai nuo dugno, dumblo sluoksnis plonas, aukštai pateiksime, gali nesusidomėti, kadangi jis atrodys jam tiesiog nenatūraliai. O jeigu mes pateiksime, 5 cm, 4 cm pakilusį virš dumblo, tuomet viskas atrodys gerai ir žuvis pirmiausiai paragaus būtent tokį baltyminį kukulį. Netgi tuo atveju, kai jisai visiškai išsiskiria iš aplink paberto jauko, visiškai kitoks skonis, visiškai kitoks dydis ir visa kita. Žuvis yra toks, gyvūnas, prie kurio reikia įgeičių prisitaikyti ir sugebėti pateikti kažką. Tai bandome eksperimentuoti su masalais, keičiame masalus skęstančius, plaukiančius, pusiau plaukiančius. Ką tai reiškia pusiau plaukiančius? Reiškia, jeigu naudojame 2 baltyminius kukulius, perpjautus per pusę, puselėmis sudedame vieną skęstantį, kitą plaukiantį, po pusę jis pasidarys balansuojantis. Jis tiesiog atsiguls ant dumblo sluoksnio ir nenuskęs. Ir jį žuvis mato. Ir tiesiog priėjus pirmiausiai jį paragaus, pirmiausiai jį suras, nes jis geriausiai matomas. Tuo labiau, kad daugelis būtent plaukiančių baltyminių kukuliukų yra labai ryškus, labai ryškios spalvos, ar geltonos, ar oranžinės, ar raudonos spalvos. Žodžiu, jie iš karto pritraukia dar ir dėmesį žuvies. Sistemų karpių žūklei sugalvota tiek, kad ko gero visų bent trumpai apžvelgti nepavyktų kelių laidų metu. Tačiau, kai kalbame apie pradedantį žveją, rekomenduojame laiko patikrintą klasikinę sistemą. Ji labai paprasta ir efektyvi. Reikiamus komponentus rasite žūklės reikmenų parduotuvėse, surišimo schemas internete. Bet jei savo jėgomis dar nepasitikite, gatavus įvairių ilgių surištus komplektus taip pat galite nusipirkti parduotuvėje.
Tai yra vamsdelis, per kurį pervertas valas, toliau toks specialus segtukas, prie kurio prisegamas svarelis ir, žinoma, tai yra pavadėlis su suktuku, pririštas prie pagrindinio valo, kaip sakiau, perverto per visą šitą sistemėlę. Sistemėlė čia yra slankiojanti, ją galima fiksuoti, vienos būna fiksuojamos, kitos nefiksuojamos, galima paprastai svareliu spausti, užfiksuoti čia viršuje, jeigu mums to reikia. Na ir paskutinė dalis tai yra, kaip sakiau, pavadėlis su kabliuku ir ta vadinamoji plauko sistema. Prikabiname baltyminį kukuliuką ar dar kažkokį tai masalą, tai gali būti ir žirnis, ir kukurūzas, peletės, kuriuos naudojame masalui. Visa tai tinka verti ant plauko sistemos ir visa tai puikiai vilioja karpį ir plauko sistema leidžia labai efektyviai pakirsti net labai atsargią žuvį. Galima, sistemėlę susirišti pačiam, kaip aš čia susirišęs, ir svarbiausios jos dalys, tai kai yra kabliukas, turi būti karpinis kabliukas, teisingo lenkimo, labai aštrus kabliukas ir labai tvirtos vielos. Kuo plonesnė ir kuo tvirtesnė viela, tuo yra geriau. Bet lenkimas turi būti labai apvalus, kad jis būtų kuo tvirtesnis toks kabliukas. Yra būtent perkant kabliukus, įsigijant parduotuvėje yra užrašyta karpiams skirti, todėl labai kažko tai čia išgalvoti nereikia daug. Vienas dar svarbus momentas ant pavadėlio, tai yra toks kūginis kembrikėlis, guminis arba silikoninis. Kam jis reikalingas? Jis reikalingas tam, kad metimo metu sistemėlė nepersimestų per suktuką, per kitas sistemos dalis. Gali suktis jis kaip nori, vis tiek jisai atsisuka ir atsistoja į savo vietą. O tam yra skirti tie visi vamsdeliai, gumytės ir visa kita. Nėra nieko čia nereikalingo, viskas yra labai svarbu. Pradedantiesiems žvejams, karpininkams kyla daug klausimų dėl pavadėlio ilgio. Kodėl, pavyzdžiui, pavadėlis štai tokio ilgio, 10-12 cm arba 20 cm, 25 cm. Kodėl? Viskas priklauso nuo, pavadėlio ilgis priklauso nuo dugno struktūros. Koks yra dugnas? Ar tai yra kietas dugnas, ar tai yra dumblas, ar tai yra plonas sluoksnis dumblo, ar storesnis. Nes užmetus sistemą vis tik svarelis įsmenga į dugną ir jeigu tai yra dumblas ir dumblo yra daug, tuomet štai toks trumpas pavadėlis, net jeigu ir versime plaukiant į tą pups vadinamą masaliuką, boiliuką, jis neiškels masalo virš dumblo sluoksnio. Tuomet reikia naudoti ilgesnį pavadėlį, priklausomai nuo to. Bet jeigu dugnas yra kietas, tuomet trumpas pavadėlis yra gerai. Nes tokiu atveju žuvis tik pakelia masalą nuo dugno ir jau kabliukas į lūpytę įsisega. Nes jeigu ilgesnis pavadėlis, tuomet laisvumas pavadėlio leidžia vis tik tai žuviai išvengti ir sugebėti dar išspjauti, ypatingai jeigu tai yra didelis karpis, sveriantis daugiau kaip 10 kg, jie jau labai gudrūs ir ilgos sistemėlės, ilgi pavadėliai čia nelabai tinka. Vėlgi dar kitas momentas, tai yra tas plaukiantis baltyminis kukulis. Dažnai žvejai užspaudžia svarelį, kad tiesiog jis būtų pakilęs tam tikrą atstumą nuo dugno ant pavadėlio. Tuomet ir ilgesnis pavadėlis gali būti, būtent, kad galėtume varijuoti su pakilusio to vadinamo po pupso plaukiančio baltyminio kukulio aukščiu virš dugno. Jei įsivaizduotume, jog mūsų jaukinama vieta yra švediškas stalas, tai taškas prie masalo turėtų tapti pačiu skaniausiu jo delikatesu. Apie taškinį jaukinimą pasitelkus PVA kojines arba maišelius jau esame kalbėję prieš kelis sezonus, tačiau dar kartą norime priminti ypatingą jo svarbą. Be PVA karpių žūklė jau sunkiai įsivaizduojama, mat į šias tirpstančias talpas galima sudėti didelį kiekį bet kokio stambumo jauko. Paprasto šėryklėlės su tokia užduotimi nesusitvarkys, o karpiai valgyt reikia duoti daug.
Galbūt vienas svarbiausių momentų, be kurio neįsiverčia nei vienas karpį žvejojantis žvejys, tai yra masalo ir jauko pateikimas į vieną vietą. Jeigu žvejodami karšius, lynus, karosus mes naudojame šėryklėlę ir to užtenka, prikemšame šėryklėlę, masalas šalia, tai yra svarbiausia pristatyti masalą ir jauką į vieną vietą. Tai karšiams, kojoms, lynams, karosams viskas gerai, šėryklėlė tinka, tačiau ne karpiams. Nes karpis per daug įtarus ir pastebėjęs šėryklėlę, jis tiesiog tokio masalo, net kad ir skaniausias jis bebūtų, jis jo nepajudins ir nuplauks į šalį. Todėl vienintelė išeitis ir tą labai sėkmingai naudoja visi žvejai, sportininkai, karpininkai, tai yra PVA maišeliai arba PVA kojinė. Kas tai yra? Tai yra vandenyje tirpstanti medžiaga, į kurią mes galime sukrauti bet kokį jauką, ar tai būtų birus jaukas, ar tai būtų stambus grūdai, tai žirniai, kukurūzai, baltyminiai kukuliai, peletės. Vienas tik momentas, visa tai turi būti sausa, nes PVA maišelis arba PVA kojinė, ji reaguoja į vandenį. Būtent patekusi į vandenį, ji tuoj pat pradeda tirpti. Taigi, jeigu mes patalpinsime čia jauką, kuris yra sudrėkintas vandeniu, viskas. Tuoj pat mes nespėsime net užmesti, ar kojinė, ar maišelis bus sutirpę. Todėl, reikia tą turėti omenyje, kad visa tai turi būti sausa, jokio vandens. Tuomet patalpiname į maišelį, pavyzdžiui, į maišelį patalpiname kažkokį tai jauką, kurį esame pasiruošę, kaip sakiau, tai gali būti ir peletės, ir grūdai įvairiausiai, gali būti paskaninti, pridipinti, ir į maišelį tiesiog jau su masalu krauname mūsų svarelį, sistemėlę ir visą tai tiesiog drėgnomis rankomis užklijavę metame į vandenį. Visa tai nukrenta ant dugno vandenyje, maišelis sutirpsta ir mūsų masalas kaip tortas ir uoga ant torto atrodo vandenyje. Viskas vienoje vietoje. Skaniausias patiekalas ir ant skaniausio patiekalo dar akcentas. Uogelė, vyšnė. Todėl tai yra svarbiausia. Priplaukų žuvis tikrai tokio neatsisakys ir neatrodo žuviai tai kažkiek įtartina. Tiesiog priplaukia, bando maitintis karpis, įsiurbti tą jauką, kurį paberėme, tuo pačiu įsirbia ir mūsų jam pateiktą kabliuką. Viskas regis labai paprasta. Ir galime naudoti PVA kojinę. PVA kojinė galbūt šiek tiek sudėtingesnė, bet ją naudoti yra paprasčiau. Ją tiesiog beriame prie jauką, kokį norime, supresuojame, užrišame ją ir viskas, jaukas čia stovi, užkabiname kabliuku ir metame į vandenį. Naudoti yra kiek paprasčiau, paruošti gal kiek sudėtingiau negu PVA maišelį, bet efektas iš esmės visiškai tas pats. PVA maišelių ar kojinių yra įvairių diametrų ar dydžių, lėčiau ar greičiau tirpstančių, kas leidžia prisitaikyti prie žūklavietės gylio. Dėl prastos aerodinamikos maišeliai dažniau naudojami artimesniems distancijoms ir didesniems jauko kiekiams, o kojinytė leidžia improvizuoti kaip tik nori. Galima daryti visai mažutes, kelių centimetrų dydžio porcijas, galima ilgas ir sunkes priklausomai nuo metamo nuotolio. Dar vienas svarbus momentas, naudojant tiek PVA kojinę, tiek PVA maišelį, tai yra kojinę naudojant reikia labai gerai sutrombuoti, suspausti jauką kojinėje, kad jis nebūtų palaidas birus. O PVA maišelį, užpildžius jauku ir įdėjus svarelį, reikia subadyti paprasčiausių krapštukų ir įspausti orą, kad jo nebeliktų. Tuomet ir aerodinamika geresnė ir vandenyje jis geriau nuskęsta. Kalbėdamas apie drėgmę, kuri ištirpdo PVA kojinę arba PVA maišelį, aš kalbu tik apie paprastą vandenį arba šlapius sudrėkintus grūdus tame vandenyje. Jeigu mes drėkiname specialiais tais likvidais, kvapais, kurie skirti karpių žūklei, ant buteliuko dažnai būna užrašyta, kad PVA friendly, reiškia visiškai netirpdo PVA maišelio arba kojinės. Tokiais drėkinti jauką galima ir jokios problemos nėra. Esminis momentas yra vanduo. Būtent PVA reaguoja į vandenį ir vanduo sutirpdo. Būtent grynas paprastas vanduo.
Labai daug klausimų pradedantiesiems karpiautojams kelia būtent valas, pagrindinis valas. Karpių žūklei aš rekomenduočiau, būtent žvejojant pradedantiesiems, rekomenduočiau naudoti maždaug 30-33 šimtųjų storio monofilamentinį valą, bet valą reikia naudoti būtent skirtą karpių žūklei, nes toks valas yra gana elastingas ir jis yra spalvotas, turi tam tikrą spalvą. Bet sakykime, sportininkai naudoja dažniausiai 24-25 šimtųjų storio valą. Ne, pradedantiesiems nereikėtų taip nusiploninti, nes jie yra profesionalai, jie jau moka varginti karpį, jie žino, ką daro, bet to jie daro labai tolimus užmetimus, 150-160 metrų reikia užmesti storų valu, to padaryti neįmanoma. Na, o paprastai pradedančiam žvejui, jeigu jam reikia užmesti 50-60 metrų masalą, tuomet, na, 30-33 šimtųjų milimetro storio valas yra pats tas, be to jis atleidžia nemažą klaidų žvejo, tai ir ritės stabdžio tvirtumo pasirinkimas, tai ir kažkokie tai kliuviniai, tai, na, dar kažkokios klaidos, kuris tiesiog darome visi pradedantys gaudyti tokią stambę ir tikrai stiprią žuvį. Kągi, jei bandysite vadovautis 2 laidų metu parodytais mūsų patarimais, tikime, jog pasisekti turi ir jums. Kad viskas būtų sąžininga, šių laidų filmavimai taip ir įvyko. Jaukinome paprastai, sistemėles ir masalus naudojome nesudėtingus, žūklės taškus rinkomės artimus, tokius, kuriuos galėtų pasiekti neįgudęs žvejas. Rezultatas – 8 kibimų serija per 5 valandas, visi kibimai realizuoti. Papasakoti norėtųsi kur kas daugiau, tačiau mus riboja eterio laikas. Nors vieną svarbų reikalą pasakyti vis tik verta. Jei jau susiruošėte gaudyti didelius karpius, įsigykite specialų lovį arba čiužinį, ant kurio besiblaškanti žuvis nesusižalos, kai išsigenėsite kabliuką, kai norėsite su ja nusifotografuoti. Po fotosesijos paleiskite žuvį atgal į ežerą, nes karpiai mūsų vandenyse nesidaugina ir jų yra tik tiek, kiek įžuvinta tame vandens telkinyje. Ta, ką pasakėme per 2 laidas, tai yra tik tai mažoji dalis viso to, kas slypi žodyje karpių žūklė, laukinių karpių žūklė. Dar galima būtų kalbėti ir kalbėti 10 laidų, 20 laidų, tačiau galbūt pagrindinis esminis momentas žvejojant karpius tai yra pats žvejys, pačio žvejo nusiteikimas. Tai yra ne ta žuvis, kurią galima žvejoti vieną dieną, taip kaip karšį, taip kaip lyną, taip kaip karosą, galima tiesiog, na, atplaukti į teisingą vietą, užmesti jauką ir pagauti. Ne, karpis kitokia žuvis, karpį reikia prisijaukinti, prisipratyti, įtaikyti ją į masalą, reikia daug įžvalgos, daug informacijos surinkti, daug supratimo, surinkti gyvenimiško supratimo apie karpių žūklę ir tik tuomet pradės sektis, pradės žuvį skipti. Labai būna nyku galvoje, nesupranti, kas darosi, kuomet meškerės užmestos, žuvis šokinėja, karpiai rausia, iššoka, o ne kimba. Ir tada pradedi galvoti, ką darai blogai. Bet anksčiau ar vėliau ateina supratimas, galbūt informacija kažkokia taip randi tinkama ir supranti, ką darai negerai, ir tada prasideda ta pati teisingiausia, geriausia, įdomiausia žūklės dalis, tai yra kibimai, tai yra sekantis viens paskui kitą, tada pradedi jausti tos žūklės džiaugsmą ir malonumą. Regis apie karpius šį kartą tiek, na, o toliau laidoje trofėjinio laimikio konkursas. Vengrijos žūklės meistrų sukurti masalai, jaukai ir jų priedai Carp Zoom – tai puikus pasirinkimas karpių, karšių, lynų ir kitų taikių žuvų žūklėje. Mėgėjas ir profesionalas jaukus gali rinktis iš 10 skirtingų serijų, paruoštų feeder šeriklėliai, jauko rutuliams ar ilgalaikiam jaukinimui. Carp Zoom birių jaukų gamoje rasite ne tik įvairiausių kvapų, bet ir skirtingų frakcijų jaukus, nuo ypač smulkių iki granulėmis papildytų jaukų skirtų stambių žuvų žūklei. Kvapnios grūdinės kultūros, taip pat įvairių dydžių ir tvermės, didelę maistinę vertę pasižyminčios kukurūzo, žuvies, medaus, braškės bei kitų kvapų Carp Zoom granulės puikiai tiks ir ilgalaikiam jaukinimui ir jauko praturtinimui, stambio žuvies belaukiant. Karpių medžioklėje Carp Zoom rekomenduoja išbandyti
ir pašarinius kukulius, kurių gamoje galima rasti visus populiariausius kvapus bei kukulių dydžius. Carp Zoom pasididžiavimas – tai masalai, kurių pavadinimus galima skaičiuoti dešimtimis, nuo mini boilių fideriui iki didelių kukulių karpiams, nuo masalinių kietų bei minkštų granulių iki kukurūzų išmirkytų įvairiausių kvapų skysčiuose. Naujiena Carp Zoom masalų linijoje. Kvapo bei spalvos debesėlį sudarantis kukuliai, kurie vos įmesti į vandenį atiduoda stiprų aromatą ir jį išlaiko labai ilgai, lyg jis būtų ką tik išmirkytas tirštame atraktante. Carp Zoom jaukų, priedų, skysčių ir masalų ieškokite visose Lietuvos žūklės reikmenų parduotuvėse ir internete. viskas-žvejui.lt. Trofėjinio laimikio konkursą pristato Owner, ko gero geriausi kabliukai pasaulyje. Trofėjinio laimikio konkursas – tai vieta, kurioje efektinga žuvis gali virsti vertingu prizu. Jei sugavai kažką didelį, siųsk mums laimikio nuotraukas ar vaizdo įrašus elektroniniu paštu apie žuklę@gmail.com. Įrašyk žuvies svorį bei ilgį, papasakok kur ir ką jis tvėrė. Kiekvieną savaitę išrinksime vieną konkurso laimėtoją, kuriam padovanosime vertingus prizus. Šią savaitę trofėjinio laimikio konkurse ir toliau vyksta aršios grumtynės dėl savaitės nugalėtojo titulo. Nors orai ir nelepino, tačiau žvejai rado progų išlėkti prie ežerų ar upių, rado ten besislepiančias solidaus kalibro žuvis. Na, o šią savaitę nuo nugalėtojo podiumo visus varžovus nušlavė Visvaldas Vitkauskas ir jo sugautas 37 kg svorio šamas. Beveik 2 metrų ilgio dičkis užkibo Nemuno žemupyje, jis tvėrė kuokštą naktinių sliekų. Svarbiausia yra tai, jog po to, kai šis puikus ūsuotas egzempliorius buvo nufotografuotas, pasvertas ir pamatuotas, jį žvejas paleido toliau augti į gimtuosius vandenis. Puikus laimikis, puikus gestas gamtai. Sveikiname Visvaldą, kuriam atitenka mūsų laidos draugų įsteigti prizai. Na, o žiūrovams primename, jei ir jums pavyko sužvejoti kažką įspūdingą, laimikio nuotraukas, vaizdo įrašus siųskite e-paštu apie žuklę@gmail.com. Sveikiname šios savaitės trofėjinio laimikio konkurso nugalėtoją ir šiandien viskas. Susitiksime kaip visada lygiai po savaitės. Ate? Apie žuklę.lt. Rekomenduojame tai, ką išbandėme patys. Carp Zoom – įranga, jaukai ir masalai karpių bei kitų taikių žuvų žūklei. Silikoniniai masalai Fish Up – preciziški, kibūs, puikiai veikia Lietuvos vandenyse.